draugai, mes kartu stiprus mūsų kelias, rūpestis ir viltis. Šitą siuntinuką dabar nuvešiu aš mūsų pabėgėliam. Tie 5 maišai rytoj Viktoras nuveš į socialinės paramos centrą. Siuntinukai su barkodais rytoj keliaus į Omnimą, o tos 3 aš tikiuosi, kad šiandien man pavyks užpildyti siuntimo banderolės ir taip pat gal jau rytoj keliaus į Omnimą ir poryt jau gaus jos šeimos. Keliaujam pas pabėgėlių. Келяуем. Собирайте. Здравствуйте. Меня Александр зовут. Миша, это ваше. И там сходите к этому батюшку, там что-то он по поводу работы говорил. Genavijai fonde. Sakas, aš truputį pakalbėsiu, Michailas, kodėl ta nuotaikos yra. Ir man pabendrauti. O, pats man paprastas dalykas, pamaitinsiu kačiukus. O čia maistas. Įpilsiu, maitinsiu kačiukus. Maistą jiems įpiliu. Ateina čia. Sumis į svečius. Kur tai 4-5? Katinai. O maistas netgi nemačiau, Michailas sakė, lapė netgi matė. Aš netoksai. Nematau, čia daug sandėlį aš nebūnu. Kaip jisai. Aš šiandien kažkokia yra be nuotaikos, tenka man kalbėti. Užtat labai geras dalykas yra, kadangi jeigu tenka kalbėti, nereikia fizinį darbą daryti. O kažkas tai daro. Fizinį darbą. Aš jums negaliu perduoti, koksai malonumas, kada žiūrėti, kada kažkas tai dirba. Čia indai. Supratau. Trumpam surinkom mes čia 5 maišelius. Michailas surinko. O čia yra indai, rūbai. Ir dabar aš juos nuvešiu. Aš paudai šitus maišus. Jisai veš siuntiniukus. Kodėl tu šiandien, Miša, be nuotaikos toksai esi pavargęs? Ne, nespėju kažkaip viską sureguliuoti. Man tai geriau, dažniau būk pavargęs. Man mažiau teks nešioti. Davai šitą į lauką. Gerai, šitą į lauką. Su viena ranka, kodėl to sunku nešioti. Šeši sakei? Šeši dar pėkinis įsėdinė. Viskas. Nu ką, aš į savo pusę, tu į savo. Ką ten Viktoras prišnekėjo jums? Daug krovinių iš tikrųjų. 5 į Omnimą ir 5 į vieną socialinės paramos organizaciją Klaipėdos iškeliavo maišiukai. Ir šiandien labai daug, kaip neįprasta, daug žmonių kreipėsi pagalbos ir paramos. Vakar vakare galbūt šiek tiek mes patriumfavom dėl to, kad pavyko Evelinai surinkti, tai mergaitai be ausyčių, pavyko surinkti nemažą sumą. Bendra operacijos suma yra 30 000 eurų, rimtas dalykas. Pinigėliai yra surinkti, tai gal todėl parašėm, kad pavyko mums. Turiu omeny ne fondo, žmonėms pavyko. Galbūt daugiau žmonių ir atkreipė dėmesį, kad jeigu ten pavyko, gal ir mums pavyks. Reikės išanalizuoti be abejo visus prašymus, pažiūrėti, paskui žiūrėti, koks pirmumo teisė. Keliauju dabar į Omnimą išsikrauti. Mergaitės aklos važinėja. Teko grįžti namo, padirbti šiek tiek su buhalterija. Reikia sąskaitėlius ten trūkstamus susirasti, nes per to bėgiojimą būna taip, kad pasimeta kur nors mašinoje.
Siuntinukus. Dar noriu surinkti 1 arba 3, dar nesu apsisprendęs. Nes į vieną vietą galiu siūsti iš karto vienu adresu 2 šeimoms. Tačiau jeigu, aišku, aš turėsiu drabužėlių. Drabužėlių dabar vėl yra trūkumas standartiškai nuo 110 iki 130 mergaičių ir berniukų. O taip pat čia skambino iš atvirų kolonijų ir ten sezonam besikeičiant taip pat yra trūkumas drabužių vyriškų. Tačiau, kad jums nesumeluoti, štai šitos 2 dėžės skirtos vyrams ir jas pas mus praktiškai yra tuščios. Nes praeitą savaitę ir už praeitą savaitę daug prašymų buvo iš socialinių paslaugų įstaigų, iš kitų organizacijų ir bendrovių. Ir ten buvom išvežę praktiškai viską, ką turėjom, iš vyriško. Да, добрый день. Ну, я подготовил мешочек. Ну как мешочек, скорее мешок карнавальных костюмов вам. Я тогда, если кто будет, могу сегодня привезти. Ну, я сейчас только на воду. Держи. Вытащишь? Все, пока. Mes kartu stiprus mūsų kelias, rūpestis ir viltis. Veik, mūsų ugnis teka, meilė šviesa visada skleidžias.